Lietuvių kalbos lygio egzaminas. Klausimas. Šioje dalyje girdėsite pokalbius. Pažiūrėkite į paveikslėlius. Paklausykite pokalbių. Kiekvieną pokalbį girdėsite 2 kartus. Pažymėkite tinkamą atsakymą A, B ar C. Kokį drabužį perka moteris? Norėčiau 38 dydžio juodo sijono. Prašom pažiūrėti, ar tinka. Truputį per mažas. Geriau pasimatuosiu kelnes. Šios kelnės jums labai tinka prie palaidinės. Tikrai tinka. Perku. Paklausykite pokalbio antrą kartą. Norėčiau 38 dydžio juodo sijono. Prašom pažiūrėti, ar tinka. Truputį per mažas. Geriau pasimatuosiu kelnes. Šios kelnės jums labai tinka prie palaidinės. Tikrai tinka. Perku. Kuo moteris važiuos į darbą? Kaip šiandien važiuosi į darbą? Gal automobiliu? Automobilis aną savaitę sugedo. Važiuosiu autobusu. Kai nelyja, kartais į darbą aš važiuoju dviračiu. Man patogiau autobusu. Jis sustoja prie pat mano biuro. Paklausykite pokalbio antrą kartą. Kaip šiandien važiuosi į darbą? Gal automobiliu? Automobilis aną savaitę sugedo. Važiuosiu autobusu. Kai nelyja, kartais į darbą aš važiuoju dviračiu. Man patogiau autobusu. Jis sustoja prie pat mano biuro. Ką vyras pirks parduotuvėje? Einu į parduotuvę. Ką nupirkti? Nupirk pakelį pieno ir indelį jogurto. Jogurto nereikia. Vakar pirkau. Pažiūrėk šaldytuve. Ar mes turime sūrio? Sūrio dar yra mažas gabalėlis. Užteks. Gerai, nupirksiu pieno. Paklausykite pokalbio antrą kartą. Einu į parduotuvę. Ką nupirkti? Nupirk pakelį pieno ir indelį jogurto. Jogurto nereikia. Vakar pirkau. Pažiūrėk šaldytuve. Ar mes turime sūrio? Sūrio dar yra mažas gabalėlis. Užteks. Gerai, nupirksiu pieno. Kur atostogaus Tomas? Tomai, kur atostogausi? Gal važiuosi prie jūros? Ne, ten atostogavome pernai. Draugai kvietė važiuoti į kalnus, bet su žmona pakalbėjome, kad geriau važiuosime į sodybą. Tikrai, jūs turite puikią sodybą prie ežero. Atvažiuok pas mus ir tu. Sodyboje daug vietos, galėsi ir tu paatostogauti. Paklausykite pokalbio antrą kartą. Tomai, kur atostogausi? Gal važiuosi prie jūros? Ne, ten atostogavome pernai. Draugai kvietė važiuoti į kalnus, bet su žmona pakalbėjome, kad geriau važiuosime į sodybą. Tikrai, jūs turite puikią sodybą prie ežero. Atvažiuok pas mus ir tu. Sodyboje daug vietos, galėsi ir tu paatostogauti. Kurią kėdę pirks? Kurią kėdę perkame? Gal tą šviesę už 25 eurus? Ta kėdė bus per didelė prie mūsų stalo. Žiūrėk, yra mažesnė už 20 eurų. Ji per tamsi. Gal pirkime kėdę už 35 eurus? Pirkime, nors ji ir brangesnė, bet mums labiausiai tiks. Paklausykite pokalbio antrą kartą. Kurią kėdę perkame? Gal tą šviesę už 25 eurus? Ta kėdė bus per didelė prie mūsų stalo. Žiūrėk,
yra mažesnė už 20 eurų. Ji per tamsi. Gal pirkime kėdę už 35 eurus. Pirkime, nors ji ir brangesnė, bet mums labiausiai tiks. Kelintą valandą susirinkimas? Gal žinai, kada susirinkimas? 2 ir 3 valandą. Šį kartą susirinkimas bus 3 valandą. Direktorius negali anksčiau. Ar susirinkimas bus ilgas? 5 valandą aš turiu būti banke. Nežinau, bet manau, kad bus neilgas. Apie valandą. Paklausykite pokalbio antrą kartą. Gal žinai, kada susirinkimas? 2 ir 3 valandą. Šį kartą susirinkimas bus 3 valandą. Direktorius negali anksčiau. Ar susirinkimas bus ilgas? 5 valandą aš turiu būti banke. Nežinau, bet manau, kad bus neilgas. Apie valandą.